tris išskyriau įdomiausias dalis, bet aišku, jų čia bus dar daugiau, apie ką pasakosiu. Tai mano kelionė pas kristalus, aš manau, ją tiesiog naudinga pamatyti irgi, kaip gali kažkokie pajautimai, idėjos virsti hobiu, virsti domėjimus ir virsti netgi verslu. Tada labai irgi tokį parašiau žaidimą, kai jūs gausit kiekvienas tikrai asmenišką žinutę iš kristalų pasaulio ir papasakosiu, kaip ją gauti, kaip ją atkoduoti. Tai kas žiūrės video, lygiai taip pat. Aš parašiau, kad net jeigu video žiūrėsit, galėsit tą žinutę savo asmeniškai gauti, priimti. Ir pačią paskutinę dalį specialiai palikau patiem kantriausiam, tai būtent kosminių sąmonių, kurios per meditaciją ateina, kurios bendrauja, kurios nori kurti irgi žemėje per mumis, per žmonės, atnešdamos savo idėjas. Žmogus gali tas idėjas apjungti, tarsi įmaterinti. Tai pasakosiu irgi tas vizijas, kas irgi pas mane yra toj bendra kūryboje. Bus labai daug tokio daugiamatiškumo. Viena iš pagrindinių žinučių irgi, ką norėčiau perduoti, tai gal net nebūtinai apie kristalų temą, bet apie daugiamatiškumą. Kad mes kaip žmonės, mums labai vertinga jį pastebėti ir tiesiog gyventi, ką tai reiškia paprastai. Sakykime, kad jeigu taip labiau suvokti daugiamatiškumas, tarsi iš įvairių pozicijų, iš daugiau erdvių, požiūris į tą patį, kažkas tokio. Tai vat šitam vakare, kai aš rašiau, kad kursime visi ir jūs gal mažiau veiksmo darysit, tai pavyzdžiui, jeigu taip tiesiog tiesiai suvokti, kurti mums toks labiau yra apie veiksmą, kad aš darau veiksmą ir kažką kuriu. Bet jūs vien klausydamiesi jau kuriat. Pavyzdžiui, kuriat savo mintimis, kuriat tai, ką dabar galvojat, arba ką galvosit viso vakaro metu ir netgi ką galvosit po šio vakaro ir toliau kuriat, jeigu galvosit apie šitą renginį, apie kažkokias idėjas. Tada savo jausmais kuriat. Esat va čia ir dabar tai, ką kiekvienas čia esantis ką jaučia, tai irgi įsilieja į bendrą šito vakaro kūrybą. Ir netgi ką jausit po vakaro. Ir čia ne tai, kad kažkaip sureikšmint norėčiau, bet tiesiog noriu taip parodyti maksimaliai, kaip mes galim kurti daugiamatiškume, daugiamatiškai ir kad tai yra ir įdomu, ir kai į tai pradedi atkreipti dėmesį, tai tokių paprastų visokių dalykų, kaip paprastų, pavyzdžiui, kažkokie dalykai savaime atkrinta. Sakykime, gal tokie kaip neigiami, jeigu aš jums šneku ir labai jaudinuosi, aš suprantu, kad savo jausmų aš irgi kuriu. Ir tada aš stengiuosi vis tiek iš visų jėgų, ne tai, kad, kaip sakyt, varyti toliau, jaudinuosi ir vis tiek ten einu, bet kaip tik labiau gal stengiuosi tada sustoti, nusiraminti truputį ir truputį išskleisti kažkokią kitą emociją. Ir jeigu, sakykime, aš kažką jums pasakoju, o gal man ten fone eina dar mintis, kurios, tai čia gerai, aš šneku ar blogai, čia įdomu, neįdomu, kažkas ten malasi. Ir vėl aš tada raminu mintis, nes tai irgi kūrė šitą vakarą. Tai gal geriau tada ne tos, kur tenai kažką jaudina ir malasi, o gal tada kažkokias mintis, kurios kaip tik su šviesa, su ramybe, su stabilumu įsilieja. Tai tai labai norėjau pradžioje papasakoti apie tą daugiamatiškumą, nes jo bus ir viso vakaro tam mano pasakojime. Ir dar, pavyzdžiui, gali ateiti, aš tiesiog šnekėsiu, rodysiu vaizdų, labai daug paruošiau.
o jums gali ateiti suvokimai, tai irgi jau kūryba, jums gali ateiti idėjos kažkokios jūsų gyvenimui, arba tiesiog, kaip sako, kažkokiem paprastiem dalykam, bet tai irgi jau kūryba. Ir daug kitų, gerai, paminėsiu dar, norisi paminėti, pavyzdžiui, kūriam kaip žmonės mes galim kurti vakarą, ir tiek. Bet dar mes esam juk ne tik tai Žemės gyventojas, mes esam ir visos visatos gyventojas, ne? Mes priklausom mūsų visatai. Tai o ką kūriam kaip visatos gyventojas? Ir aš taip meditavau ir, pavyzdžiui, bandžiau suvokti, na gerai, tai mes čia kursim vakarą, tiesiog pasišnekėjimus, o ką mes kūriam kaip visatos gyventojai šituo vakaru. Ir man ir atėjo toks suvokimas, kad ateitį kūriam. Kažkokiom mūsų idėjom, kurios čia įsiskleis, mes, pavyzdžiui, kūriam ateitį. Kaip visatos gyventojas. Kur galbūt ten net nežinau, kaip, sakykime, gal ten laikas neegzistuoja, bet jisai pasėja kažkokias tikimybės, galimybės, kad Žemėje atsirastų jau po kažkiek tai laiko materialumas, nes kol kas buvo tik tai mintis ir jausmai. Tai va, tai čia pati pradžia. O dabar galim jau po truputį keliauti ir prie temos apie kristalus. Dabar mane matysit dažniausiai tokia mažam ekraniukė, nes labai daug parašiau vaizdų ir noriu kalbėti ne tik žodžiais, bet ir vaizdais. Pirmas, ką užrašau, tai nieko nežinau. Ir paskui paaiškinsiu, kodėl tai yra svarbu ir kaip tai susiję su visa ta kristalų tema. Tačiau man irgi atėjo toksai, jums, kaip jūs įvesti į tai, kuo noriu pasidalinti. Ir atėjo labai irgi truputį pameditavus toksai gražus pasakojimas. Įsivaizduokit, kad esat iš kitos planetos. Ir turit savo planetą, savo civilizaciją, savo gyvenimą. Viskas labai ten pas jumis super. Ir jūs esat būtent tos specialybės, kur keliaujat dabar į Žemę ir nieko nežinot apie Žemę, atkeliaujat čia dirbti, tyrimų tikslais dirbti. Ir jumis tiesiog nuveža į vieną iš tyrimų centrų, kur tyrinėjama yra būtent Žemės planeta. Ir jūs nuveža į kristalų skyrių. Čia toksai buvo, sakykime, tiesiog laimės dalykas, į kurį skyrių pateksit. Ir Žemėje, sakykime, įkurta labai daug skyrių, kuriuose vis kažką tyrinėja apie šitą planetą, kažką įdomaus, gražaus. Ir jumis nuvežė būtent į kristalų skyrių. Ir jūs nieko nežinot. Tiesiog atkeliavo dirbti, su viskuo susipažinti, tyrinėti. Ir jums tokia labai greitai minimalią apžvalgą, kad iš vis suvoktumėt, kas tie kristalai. Tai jums sako, pirmiausia, tai yra šitoj planetoj kūriama kiečiausia medžiaga. Pati planeta kūrė šitą medžiagą ir tai yra kiečiausia, ką šita planeta gali sukurti. Tai jums taip pasako paprastai, bet aš irgi noriu, kaip žmogus, irgi parodyti tą grožį, kad prie ko mes turim galimybę prisiliesti, prie mūsų planetos, kuri iš savęs kūrė įvairiausius dalykus, kur net mūsų protas ne visai ten suvokia, kaip ten kūrė, ką ten kūrė. Ir čia yra būtent kiečiausia medžiaga. Tai šitam centre jumis įdarbina. Ką dar sako apie tuos kristalus? Sako, ta medžiaga, kurią kūrė šita pati planeta, yra matematiškai tobula forma tos medžiagos. Čia tiesiog, kad žinotumėt. Paskui su visko susipažinsit, čia, kad žinotumėt. Tas įdomus toks faktas. Tai pirmiausia, ką tai reiškia, aš pati bandžiau aiškinti, žinot, aš irgi nesu mokslininkė, tai taip daug kartų aiškinausi,
Bet supratau taip, kad būtent ta kristalinė gardelė egzistuoja ir Žemėje tik kristalams ir jinai yra kuo išskirtinė būtent kristaluose, kad tobula forma, kuri pastoviai kartojasi ir auga į plotį, į kokią tik nori pusę, į dešinę, į kairę, ir jinai pastoviai atkartoja lygiai tą pačią tobulą formą, kuri buvo ta pati smulkioji. Ir toliau visą laiką vyksta ta tobula forma, auga. Tai aš suvokiu, kad tai kažkas panašaus kaip fraktalo principas, jeigu žinot, ką tai reiškia. Ir dar irgi klausiau dirbtinio intelekto, sakau, tu gali man, kaip mažam vaikui paaiškinti, ką tai reiškia, kad aš jau tikrai tiksliai žinočiau. Tai man davė tokį pavyzdį, kad, sako, įsivaizduok, kaip jeigu būtų Lego pastatytas milžiniškas bokštas, bet kaip jis pastatytas? Visos Lego detalės idealiai vienodos, vienodais tarpais, vienodais išdėstymais ir kažkokioj vienodoj struktūroj, kūrė tokį begalinį bokštą ir visą laiką viskas idealiai tvarkingai. Nėra jokio ten tokio, kaip sakyt, chaosėlio ar kažkokių ten organinių tokių darinių, junginių. Viskas visą laiką idealiai tvarkingai. Tai čia tai, ką jums papasakotų tam tyrimų centre, tokia kaip maža įžanga. Kas dar žiūrim? Ir šita forma būtent Žemėje ir kuriama yra milijonus metų. Milijonus, milijardus. Ir jinai neįsivaizduojamo senumo, kai mes laikom rankoje kristalą, mes laikom mažiausiai ten kelių milijonų metų senumo kūrybą. Tai vėl čia man tai apie tokią didybę. Ir žmonės jaučia, pasirašiau, čia irgi jums tą patį pasakytų tam centre. Ir yra, sakytų, dar yra tokia viena įdomi detalė apie šitą kristalų, tą centro tyrinėjimo objektą, kristalus, kad žmonės, tai planetos gyventojai, ne visi, bet labai daug, kurie šneka, dalinasi ir sako, kad jie kažką jaučia apie tos kristalus, kad kažkokį jaučia bendrystę, susidomėjimą, kažkokias iš jos sklindančios nuotaikas, vibracijas, idėjas. Ta prasme, yra dar tie Žemėje gyvenantys žmonės, jie kažką jaučia, patys nėra iki galo ištyrę, kas ten vyksta. Tai mes ir tyrinėsim tam mūsų tyrimų centre, būtent kristalų padaliniai. Žiūriu, kas toliau. Tiesiog dabar įdėjau tokią skraidę, norisi, kad truputį visi sustotume ir tiesiog pasitikrintume, ką jaučiam. Kaip pasakau, kad tai yra bendra kūryba, tai tiesiog galima sąmoningai susikoncentruoti, ką dabar noriu kurti, būtent šiuo metu, šitam vakare, ką noriu kurti. Ir pastebėti, ką kuriu, ką noriu kurti. Gerai, važiuojam toliau. Tai būtent, kodėl tie tokie iš kitos planetos atvažiavę tyrinėtojai kristalų, kodėl tą pasakau, tai man tai labai irgi kažkaip panašu į mane. Nes kai man tarsi nubudo, norisi sakyti žodį nubudo ta kristalų tema, tai aš taip ir jaučiausi, kad nieko nežinau. Ir mane traukia ir aš pasiruošusi tarsi dirbtam centre, pasiruošusi viską aiškintis, gal ne viską, o tas kas man traukia ir įdomu, ir tada atrasti savo unikalų kelią. Tarp kitko, labai, manau, gera idėja, kad, sakykime, yra tyrimų centras ir mes tą suvokimą galim naudoti daugelyje savo sričių. Ir ne tai, kad pagal taisyklės, ten pirmas išmoksti ten kristalų molekulinės ten struktūros dalykus, paskui ten išmoksti jų rūšis, paskui išmoksti, kur jie randami. Ne tai, o sakykime, o kas jeigu leidžia tyrinėti visiškai savo kelią, atrasti savo kelią. Kas tau šiuo metu labiausiai dabar įdomu, tu atvykai į centrą
ir pradėk tą savo kelią. Tai vat aš jau jisai pas mane prasidėjo panašiai, ką pasakau, ir dabar toliau vat apie tai tęsiu. Tai galima pritaikyti labai daug sričių ir keisti savo gyvenimo mokymasi naujų dalykų į daug sklandesnį. Nes jeigu eisim ten, kur mums įdomu, seksim ne taisyklėm, o tai, kas traukia, mes visą laiką turėsim energijos domėtis, energijos vėl kurti, vėl ieškoti naują, nes tiesiog seksim savo keliu. Mums nereiks eikvoti energijos, mes jos pilną turėsim. Tai va, tai mano pats pirmas, čia kaip to centre, va to, pagalvokit irgi kiekvienas savo, na jūs atvežė į kristalų centrą. Na gerai, tai ką dabar veikti? Jeigu va toksai principas tos planetos žmonių mokytis savo keliu. Tai mano pirmas kelias buvo noras apžiūrėti. Ir kai aš pajaučiau va tą tokią trauką kristalam, tarsi, tai lengviausia sulyginti, kad tiesiog mane pradėjo kviesti. Sakykime, jeigu aš anksčiau eidavau ten pro kažkokius tai padėtus kristalus ant lentynos parduotuvėse, dar kažkur net nepastebėdavau, tai aš pradėjau pastebėti. Tarsi jie man sakytų, ei labas, ei labas, ei labas. Ir aš, labas kristalai, labas. Aš čia einu pro šitą vietą jau 10 metų ir jūsų nepastebėjau. Na, maždaug va taip galima sulyginti tą mano tokį prabudimą ir domėjimąsi kristalais. Tai nebuvo nieko išmąstyto iš proto ar praktiškumo, bet tiesiog tarsi va toks prabudimas juos matyti. Tai ką aš pirmiausiai padariau? Vieną dieną savo tiesiog leidau nueiti į parduotuvę ir nusipirkti daug rūšių. Ir būtent čia yra nuotrauka, čia būtent tie, kuriuos nusipirkau. Tiesiog gal ne visi čia sukritę, dar gal liko už kadro, bet čia jau tokia 2 metų senumo nuotrauka. Ir tiesiog pirkau, kokius aš pirkau? Tuos, kurie traukė. Ne tuos, kurie ten logiškai kažkaip išmąstyti ar panašiai, bet buvo pilna tokių nedidelių ir aš atsimenu, kad išleidau, man atrodo, apie 100 eurų ir tiesiog ėjau ir sakau, aš šitą norėčiau, man ten sako gerai, ten kažką apie jį papasakoja, o man neįdomu, per daug nebuvo įdomu, ką pasakoja, bet jaučiu šitą norėčiau, turėt kolekcijoj šitą, gerai, šitą ir va taip susirinkau tą savo pirmą tokią kolekciją. Na ir pirmas dalykas, aišku, parsinešiau namo ir tiesiog norėjosi liesti ir apžiūrėti kiekvieną detalę, kiekvieną smulkmeną, spalvą, atspalvį. Ir kas tada nutiko? Nutiko labai paprastas buitinis dalykėlis, tuoj sužinosit iš kitos skaidrės, man nereiks net sufleruoti. Tai tikrai tikros mano nuotraukos, tiesiog mano mažoji dukrytė, aišku, pradėjo irgi griebti tuos kristalus ir aišku, pradėjo juos apžiūrinėti. Ir tai viskas vyko labai greitai, aš pradėjau suprasti, kad tai ne tik man įdomu, tai įdomu ir vaikams, mano šeimos vaikams ir ypatingai mažai. Čia dabar įdėjau tokių daugiau nuotraukų, nes mes po šito mano tokio pirmo to prabudimo ir įsigijimo tų pirmųjų kristalų buvo labai greit surengėm tiesiog fotosesiją. Tai mano dukros Alisos su kristalais. Tai čia ir įdėjau kelias nuotraukas, kaip jinai tiesiog žaidė, paruošėm tokį specialiai baltą foną, studiją. Paskui vyko labai gražus stebuklas, jinai prisižaidė ir tiesiog užmigo toj studijoje, o studija didžiulis milžiniškas angaras su daug kitokių, dar ten vienas fonas baltas, kitas ten kažkur fonas ten juodas ar panašiai. Daug buvo toj studijoje veiksmo, grojo pastoviai fone muziką, kad ten visi tokį ritmą palaikytų ir fotkinosi dirbo ir kita komanda ir mes. Ir dukra tiesiog prisižaidus tais kristalais, taip ramiai, taip saldžiai užmigo. Tai mes tada ją pasiguldėm į jau tą irgi fotografavimosi fotelį ir dar visokių pridarėm tokių, vienaip padėliojam kristalus, ten vieną kristaliuką įdedam jai į rankytę, nufotkinam,
gerai, kitą va įdedam, gal su šituo bus gražiau, kažkur ten pridėliojom net ant marškinėlių, tuoj tada praeisim tas visas miegančios. Va, čia jau kitas mėlynas įdėtas. Tai, žodžiu, buvo toks, čia marškinėlį jau padėjom, buvo toksai labai gražus stebuklingas momentas, nes visi stebėjosi, kaip tokiam triukšme, pirmą kartą studijoje savo užmygo, visiškai užmygo dėliukas. Ir dabar sekanti skaidrė, tai kai man pradėjo irgi visi tie dalykai vykti, aš užsinorėjau sukurti verslą, nes aš pamačiau, kad aš vis tiek tais kristalais irgi domėsiuos ir traukia ir tegul tai per mane sklinda kitiems, man pati artimiausia forma ir pačiai įdomiausia pasirodė per verslą. Ir tarp kitko irgi kaip įsivaizduoti, jeigu va tam tyrimų tam centre, vat jūs esate tos kitos planetos tas gyventojas, kuriam vat leidžia tyrinėti taip, kaip jį traukia. Ir įsivaizduoti, jeigu jisai sako, aš toliau tyrinėsiu per verslą. Aš kuriu dabar verslą žemėje tada ir toliau su kristalais dirbsiu per verslą. Įsivaizduojat, kaip įdomu būtų tokiam centre ir dirbti, ir kiek jisai galimybių, ir kiek jis iš tikrųjų tikros informacijos galėtų atnešti, nes kitas dar kitaip tyrinės negu laikantis tokių taisyklių ir rėmų ir šablonų. Tai gimė pavadinimas Pure Crystal Discovery. Ir čia pirma reikšmė tokia, kokią aš ją suvokiu, tai yra tyras kristalų atradimas. Tačiau tuoj parodysiu kitą skaidrę. Čia noriu pasakyti, kad tik vėliau suvokiau, koks didelis daugiamatiškumas iš karto buvo su šituo, atsimenat, jau pradžioj pasakojau video apie daugiamatiškumą, ne? Kad tai skirtingas dalykas arba skirtingi visokie, va čia reikšmės skirtingos apie tą patį. Tai šitą pavadinimą, jeigu jau taip žiūrėti į anglų kalbą, tai žinokit, galima versti šitais 15 skirtingų būdų. Jie visi panašus, bet vis tiek. Ir jeigu jau labai norėtume, tai aišku, dar daugiau tų reikšmių atrastume. Tai sakykime, man tai labiausiai tinka ir kaip aš suvokiau šitą pavadinimą, tai yra tyras kristalų atradimas. Bet galima sakyti, būtent iš to pačio Pure Crystal Discovery, galima sakyti tyrųjų kristalų atradimas, grynų kristalų atradimas, grynas kristalų pažinimas, kristalų tyrumo atradimas, tyras atradimas kristalai, tyrųjų kristalų pažinimas, grynųjų kristalų pažinimas, šviesių kristalų atradimas, čia toks poetiškas galėtų būti, kristalų pasaulio atradimas, skaidrių kristalų kelionė, nes va tas discovery, tai vėl tai gali būti verst kaip kelionė. Kristalų pažinimo kelias, čia daugiau apie procesą, nei rezultatą. Tyrumo kelias per kristalus, kristalinio tyrumo atradimas ir pažinimas per tyrą kristalo šviesą. Na, čia vėl jau toksai. Tai šitas toks daugiamatiškumas mane ir pačią nustebino, kurį pamačiau tik daug vėliau, kai jau ten viskas važiavo. Tai čia mano didžiam džiaugsmui, nes aš labai mėgstu dizaineriškus dalykus, sukūriau pakuotę, kaip turi atrodyti kristalų pakuotė. Ir vėl, čia jeigu imti kaip to centro, iš kitos planetos to centro gyventojo, nes man atrodė toks solidus reikalas, kaip šitie kristalai, kaip jau aš sužinojau, kad tai ir kiečiausia medžiaga, ir tokia įdomi, ten visais tais kitais aspektais, ir graži. Tai man atrodė, tai turi būti labai nuostabiai pakuota, tai turi būti kažkokia tai prašmatniausia įmanoma pakuotė. Na tai čia suderinus su galimybėm gimė tokia prašmatniausia įmanoma pakuotė, tai yra dėžutė, kuri atsidaro magnetuku iš šono ir turi auksinį logotipą ant viršaus. Ir viduj yra toksai, sakykime, kaip satininis, ne? Čia ta medžiaga turbūt maišelis, ryškios spalvos, nes norėjosi man to tokio žaismingumo, kontrasto ir viskas į tą dėžutę. Tai čia pasakoju, nes tai yra tas mano ateivio kelias, kaip aš tyrinėjau kristalus. Man šitie dalykai atrodė be galo svarbus. Ir aš
ten neturėjau nei daug lėšų tai pakuotei kurti, nei jai gaminti, bet vis tiek aš laikiausi iš paskutiniųjų, kad pakuotė turi būti tik tokia, ne kitokia. Negali būti mažiau solidi, nes tai, ką jaučiu kristalam, tai būtent taip turi būti pateikta. Na ir prasidėjo tada ir pačios paieškos apie kristalus, susipažinimas su daugiau rūšių. Žiūrim toliau, kas čia. Čia dar pakuotė gimė, čia jau iš praktikos, va čia betyrinėjant gimė toks dalykas, kaip žiūrėkit, visi kristalai čia kaip su šalikėliais įvynioti. Kas čia vyko? Kai pradėjo irgi žmonės įsigyti tuos kristalus ir kai jie keliavo, įsivaizduojat, kristalų rinkinys, va ten kokie keli kristalai įdėti į tą maišelį, į tą dėžutę, paštu keliavo ir žinokit, tos rūšys, kurios buvo netokios tvirtos, netokios atsparios smūgiam, tiesiog gavom vieną nusiskundimą, kad atvyko perskilęs kristalas į kelias dalis. Na ir ką, ir supratom, kad reikia tokių nertinių. Tai čia tik tai toksai parodymas, bet tada kristalai į tą maišelį dar pradėjo keliauti tokie su spalvotais rūbeliais ir su širdelė užtvirtinti tie rūbeliai, kad nepabėgtų. Tai čia taip gimė vėl iš to tyrinėjimo ir iš tos patirties galinė pakuotė. Kol kas galinė, nežinau, gal kažkas ir keisis ateityje. Prasidėjo irgi mano asmeninis susipažinimas su įvairesniom rūšim. Čia viskas irgi mano nuotraukos. Tai kas buvo, man irgi pačiai, kaip aš tyrinėjau, kokias rūšis įsigydavau. Tik tai tas, kurios mane traukė, žinokit. Tik tas, kurios traukė ir pasitaikydavo, sakykime, tuo metu pas tiekėją už man prieinamą kainą, bet būtinai turėdavo ir traukti, nes tikrai buvo visokių variantų, kur, sakykime, gera kaina, čia gal įdomi spalva, bet aš jaučiu, ne, kažkaip šitą man neįdomi. Ir tie, kurie atkeliaudavo jau iki mano namų, tada aš tą rūšį jau truputį daugiau domėdavausi ir žiūrėdavau, kuo ta rūšis kažkokia ypatingesnė, jos visokias savybės, pasižiūrėdavau, kiek skiriasi, nes kai kurios rūšys tai labai lengvai atpažįstamos, o kai kurios, pavyzdžiui, vienoj krūvoj, sakykime, 10 tos rūšies kristalų, bet jie gali būti visi skirtingų spalvų ir vis tiek bus visi tos pačios rūšies. Tai pradėjau susipažinti vis po truputį su labai daug įvairių dalykų. Čia irgi įsigijau liniuotę, nes pamačiau, kad tiekėjai, ten profesionalai matuoja kristalus, su tokiom liniuotėm siunčia, rodo koks dydis, tai įsigijau irgi specialiai tokią liniuotę, tiesiog dėl žaidimo tokio žaisti, jau kaip tikrą kristalų žinovą pardavėją. Šitą nuotrauką juokinga, nes kai pradėjau matuoti, aš žiūriu, kad beveik 5 gausis ir ten 1 milimetriukų reikia pastumti tą liniuotę ir bus tas gražus skaičius. Ir aš tada, gerai, vienu pastumiau, nes labai sunku tą spurdantį kristalą įstatyti į tą liniuotę, tai paguldžius, matot, vienas šonas truputį neprieina, kitas jau pereina. Ir gražus skaičius gavosi 5. Na ir kas toliau vyko, tai irgi vyko toliau tas daugiamatiškumas, bendradarbiavime, tiek, kiek aš mokėjau ir kokios buvo mano galimybės bendraujant su visata. Su visata, kaip kas supranta, su kosminiam sąmonėm, su meditacijom, ką jos norėtų kurti irgi tam mano versle. Ne tik aš kaip žmogus, bet, pavyzdžiui, ką norėtų kurti irgi kažkas, kažkokia išmintis, su kuria bendrauju iš meditacijų. Tai aš einu į tokią mokyklą, nes čia turbūt tikrai ne visi iš tos mokyklos būties kūryba, kur mumis to mokina. Ir tenai būtent pasidariau mokamas pastovės konsultacijas su viena iš mokytojų Lilė, kuri man padėdavo susijungti su mano verslo sąmonė ir žiūrėdavo, ar sutampa mūsų norai, ar mes panašia kryptim judam. Ten, kaip tas mano verslas susikūręs yra kažkur
subtilioje erdvėje ir turi savo sąmonę kaip gyvasti ir kaip aš, kaip žmogus, kiek aš su tuo turiu kontakto ir kiek mes kartu einam. Tai vat mums Lilė visą laiką padėdavo ir tame buvo irgi tas daugiamatiškumas. Nes į šitą verslą žiūrėjau ir tą kristalų patyrinėjimą ne tik tai per mano kaip žmogaus suvokimą, ir ten kažkokią, nežinau, sakykime, verslininko, bet ir per kuo subtilesnį ir kuo labiau tokį visatoje pasklidusi suvokimą. Tai vienas iš tokių svarbių žinučių, čia irgi mano fotografija, būtent mano parsisiųsti malachitai, būtent šito Pure Crystal Discovery verslo sąmonė, kurią puikiai užčiuopė ir su ja galėjo bendrauti mokytoja Lilė, jinai pasakė, kad į rinkinius įtraukite malachitą. Konkrečiai pasakė, ir mes su Lilė nežinojom, kas tas malachitas, aš tai tikrai nežinojau, o Lilė tuo labiau. Bet išgirdom tą pavadinimą ir aišku, domėjausi. Tai supratau, kad čia vis dėlto nepigus kristalas, tai vienas toksai brangesnių tuose mano rinkiniuose. Tačiau tikrai, kadangi jau rekomendavo būtent meditacijoje jį, tai su pagarba, nežiūrint į kainas, parsisiunčiau ir tyrinėjau, kodėl tas malachitas įdomu. Tai žemiškam lygmenį aš ištyrinėjau apie jį tik tiek, kad būtent jisai yra trapus ir būtent jisai suskilo, kol nebuvo dar įvyniojami mano kristalai. Ir matot, va tie visi raštai tokie, tai šviesesnis, tai tamsesnis, tai yra viskas taip sluoksniais padengta, va taip sukurtas tas kristalas tokiais sluoksniais. Ten, kur šviesesnis, ten vienas sluoksnis, tamsesnis, jau kitas sluoksnis. Ir per tuos sluoksnius labai lengvai, jeigu numetė ant žemės, pavyzdžiui, gali tas būtent kristalas perskilt per tuos sluoksnius. Ir tada pasimato, aišku, labai gražiai vidinė struktūra, bet ir kristalas dėja suskyla. Tai irgi tiesiog buvo labai gera patirtis. Ir labai per tą patirtį atėjo labai gera idėja įsukti, nes išsukti, išpakuoti tai yra dar daug smagiau negu tiesiog ištraukti iš maišelio. Tai malachitas mūsų paslaptingasis atkeliavo į rinkinius. Tada čia tiesiog graži fotosesija. Vyresniem vaikam iš tikrųjų supratom, kad reikia kristalus skirti. Čia mūsų fotosesija irgi mano, čia vėl kaip kompanijos. Tiesiog supratom, kad juos vis dėlto reikia vyresniem vaikam skirti, nes su mažiukais, sakykime čia, kad kuo būtų saugiau. Mažiuką tiesiog vaikas sunkiau prognozuoti, ką jisai veiks su tuo tokiu vadinamu akmenėliu, o vyresnis, kuris jau yra mokyklinio amžiaus, su juo galima labai daug tada jau sąmoningai su kristalais veikti įvairius užsiėmimus, žaidimus ir leisti jam pačiam tyrinėti. Tai irgi ta pati mano ta fotosesija pajausta, sugalvota. Čia visi iš tikrųjų vaikai yra visi lietuvaičiai, bet specialiai tokia norėjosi vėl, čia galima irgi sakyti tą daugiamatiškumą, nors jis toksai dar čia gal žmogiškas suvokimas, kad kad tai būtų kuo labiau pasauliui, ne tik tai Lietuvai, ne tik apie Lietuvą, tai labai stipriai jautėsi. Ir šita nuotrauka, kuri nutiko, tai vėl paskui meditacijos metu, čia jos yra dvi, bet pirmiausia, šitą parodysiu. Meditacijos metu, mokytoja Lilė sakė, kad tiesiog kosminė sąmonė negali atsižiūrėti. Ta, kuri verslo būtent sąmonė mūsų, negali atsižiūrėti, džiaugiasi ir sako, kad pavyko daugiamatiškumas. Tada aš dar taip gerai to nesupratau, čia jau praėjo porą metų, bet dabar aš suprantu, kodėl tai yra reikšminga ir kaip tai praplečia kiekvieno žmogaus irgi mąstymą, veiklą. Tai kame čia tas daugiamatiškumas, turbūt irgi visai lengva suprasti. Čia ne joks ne photoshopas,
čia yra tiesiog pagautas toksai kadras ir čia sunku suvokti, ne, kaip ta mergaitė taip aukštai pašoka, kaip čia iš viso taip įmanoma, tai iš kur jin čia šoka, tai čia juk vaikas, ne kažkoks akrobatas. Tai čia tiesiog yra, jeigu taip techniškai kitoj nuotraukoje gal geriau matosi, bet čia truputį šviesesnis matosi šalia mergaitės toks kaip kampas, tai jinai tiesiog šoko toli ir jin visai nedaug pašoko nuo to žemės, bet kadangi visiškai baltas fonas ir jisai yra per 3 plokštumas ir sienas 2 ir per grindis, tai tada va taip savaime atrodo, kad jinai kažkur labai aukštai pašokus yra virš tų išdėliotų kristalų. Tačiau tai vėl, tai ne joks photoshopas, tai ne joks cirkas ar triukas, tiesiog vaikas bėgo, šoko ir ten toliau ir gavosi vat toks vaizdinys. Tai čia mums užfiksavo kaip daugiamatiškumą ir labai svarbu, kaip pasiekimą, džiugesys buvo tame. Toliau. Taip, va, čia vienas iš rinkinių, čia tiesiog tų rinkinių daugėjo, va, atsirado tas pats malachitas žalias, va, matot, jisai rinkinė, čia dabar kitoks, tiesiog tie rinkiniai vis keitėsi, vyko įvairius su jais kūryba įvairi, tiesiog praeisiu greitai. Jie paskui net tapo va, tokiais kaip dėlionėm, kai galima išdėlioti visatos banginį, būtent konkrečiai iš tų surinktų kristalų. Ir mes priartėjom prie žaidimo. Dabar tuoj galėsim kiekvienas irgi gauti žinutę iš kristalų pasaulio. Ką reikia padaryti? Čia dar užsirašiau reikšmės, tai dar noriu pasakyti, kad vėl kiek teko per meditacijas irgi susijungti būtent ir su ta visata, tai mes gavom žinutę, kad neprisirišti prie senų reikšmių, kas yra jau apie kristalus išmedituota, kažkokia informacija užrašyta, o tiesiog labiau bandyti išjausti, kas yra tavo. Tai kaip aš su tom reikšmėm darau, aš tiesiog irgi pasižiūriu, kiek daug, pavyzdžiui, jeigu imti visus aprašymus ir ten visas knygas, tai vienas kristalas jisai gali turėti, nežinau, ten po 20 reikšmių, ir tas, ir trečias, ir ketvirtas, ir aš tiesiog leidžiu savo nuspręsti, pajaučiu tai rūšiai, kurią vieną aš atrenku, vieną dalyką. Tai pas mane yra tokie mano atrinkti išgrynintos reikšmės, bet jos greičiausiai vis tiek sutaps irgi su tom, kas būtų kažkokiose knygose. Taip maždaug. Tai dabar, kaip gausit tą žinutę? Tai kol kas dabar tiesiog užsimerkit, aš jums sakysiu, ką daryti, užsimerkit ir tiesiog pabūkit dabar su savim, patikrinkim vėl, ką jaučiam. Galim pasižiūrėti, ką jaučia mūsų fizinis kūnas, gal kažkur jaučiasi fiziniai pojūčiai, kažkoks ar karštis, ar šaltis, ar tvinksėjimas, tiesiog patikrinti fizinį kūną. Tada pasižiūrėkim, kokios mintis mūsų ir kokį turėtumėt klausimą šiandieną, bet tai čia nebūtinai apie kristalus, čia tiesiog tai būna, jums nereiks to klausimo niekur man sakyti, čia bus jūsų asmeninis. Gal jūs norit kažką paklausti tiesiog apie jūsų gyvenimo dalykus, būtent iš kristalų, ką jie mano, o gal jūs, jeigu neturit klausimo, gal tiesiog norit, kad jie jums pasakytų, ką jie mano šią momentę apie jūs, apie jūsų gyvenimą, kur nori jumis kažkur gal paskatinti, nukreipti, kažką turi savo nuomonę. Tai tai tiesiog dabar apsispręskit, ar užduodat mintyse klausimą ir norit atsakymo, ar tiesiog norit išgirsti jų bendravimą su jumis. Ir kaip apsispręsite, tai dabar apsispręskite dėl sekančio dalyko, kiek kristalų turi pasakyti jum atsakymą. Ir aš siūlau ne per daugiausiai, tai gali būti 1, 2, 3, gal maksimum 4.
Tiesiog iki 4, va tam pajauskit, na kiek kristalų turi jums pasakyti tą atsakymą, kad susidėliotų tas atsakymas būtent iš to skaičiaus. Tai dabar, kai jau žinot, ką klausėt ir kiek kristalų, dar truputį pabūkit. Ir dabar dar truputį pabūkit užsimerkę, bet kai atsimerksit, jūs matysit tokį kristalų ratą ir tiesiog be jokio didelio svarstymo išsirinkit tiek kristalų, kiek duos jums atsakymą, būtent tuos ir išsirinkit. Kas jumis patraukė? Šitas ten 12, šitas ten dar kažkelintas numeris, vat kurie mane patraukė ir galit užsirašyti ant lapuko, tai galit jau atsimerkti tada. Ir tiesiog vat pažiūrėkit be jokio didelio svarstymo, kiek kristalų, kur pasakėt patys savo skaičių ir kurie užsirašykit kelintas jų numerėlis, kurie jumis traukia. Vat. Šitas jums pasakys, šitas. Ir kol jūs šitą dalyką darote, aš pabandysiu į čiatą nukopijuoti kristalų visas reikšmes. Ir dabar ką reikėtų padaryti, tai tiesiog, kai sulaukiat savo numeriuko, pabandykit visus susirašyti tas reikšmes ir iš jų visų susidėlios jums vientisa žinutė. Nes ten bus kažkokia reikšmė, viena gal pavyzdžiui apie ramybę, o kita, kad eiti į priekį. Ir tada vėl galima suprasti, kad tai mane skatina gal nurimti ir tada kažkur eiti, gal aš ne visai kažkur einu. Ta prasme, čia tik tai kaip pavyzdys, bet tik tai pamatę visą tą rekomendaciją, galit suprasti tą žinutę iki galo. Taip, aš jums įjungsiu dabar ekrane, kur esu tas reikšmes irgi surašiusi, nes dabar į čiatą, tai tuoj čia truputį kažkokie techniniai tikrai kliūdžiai. Ir uždarom mano kamerą. Tai nežinau, ar jums tokius šriftukus smulkių matysis ekrane. Pirmoji dalis. Antroji ir paskui įjungsiu trečią. Ir dabar įjungsiu dar vieną trečią lapą, kur yra ir paskutinės likę reikšmės. Ir padarom pirmą. Taip, pirmasis. Tai tikiuosi, kad gavot kažkokią įžvalgą, žinutę ir kažką savo smagaus. Galima pasižiūrėti labai labai rimtai, galima visiškai žaidžiant ir išdykaujant. Ir vėl gal tada galėsim vadinti tai daugiamatiškumu. Ir kas toliau? Toliau, tai kuo toliau, tuo labiau mano šeimoje ten tie kristalai skleidėsi, čia visokie užsiėmimai, pradėjau važinėti visokias kristalų kasyklas. Aš prisiminiau, kad nematot manęs, tuoj įjungsiu save. Kristalų kasyklas, visokius čia, ir daug nepasakosiu, nes čia labai daug kas žino, bet gimė knyga vaikams apie kristalus, kuri vadinasi Mergaitė ir kristalas. Ir atrodo, tai tarsi kažkoks kaip išmąstytas komercinis žingsnis, bet žinokit, absoliučiai ne. Aš visiškai neplanavau jokių knygų rašyti ir vėl po vienos meditacijos tiesiog pradėjo eiti tekstas, užrašiau tą tekstą ir žiūriu, kad čia istorijos pradžia, supratau, kad čia tą istoriją galima tęsti, medituodavau toliau, užrašiau visą istoriją. Tai čia buvo tokia istorija apie kristalą, kuris su mergaitė bendravo tiek gyvai, matot kairiai pusėje iliustracija iš mano knygos, tiek per visokius sapnus ir irgi per meditaciją, susitelkimus tas kristalas galėdavo ateiti ir bendrauti ir draugauti. O kai, čia dar kelios iliustracijos iš knygos, o kai parašiau tą knygą ir jau daviau testuoti vaikams draugų, tai dar gimė ir mokslinė dalis, o dabar irgi iš knygos matot kelis lapus mokslinės dalies.
kur tiesiog vaikai tiek daug klausimų pradėjo tėvam užduoti apie kristalus. Grinai kaip ir aš, tas ateivis iš tos kosminės, ne kosminės tyrimų stoties. Tai kaip jie susidaro? O tai čia klausimus irgi esu užsirašęs. Tai ar kristalai yra gyvi? Tai kaip kristalai atsiranda Žemėje? O kiek metų reikia, kad užaugtų? O kodėl kai kurie kristalai yra spalvoti? Ar kristalai tikrai turi energiją? Ir čia tikrai ne visi klausimai, kiek jų gimė. Ir kiek ta knyga dar kartu atsako, nes todėl, kad papildžiau labai stipriai moksliniais faktais ir faktus mokslinius padėjo man, patikrino, kad jie būtų teisingai parašyti, tai juvelyrė Šarūnė Vaitkutė ir gemologas, jos kolega. Čia dar įmečiau tiesiog tokį, man pačiai buvo vėl kaip tam ateiviui, sakykime, labai smagu tyrinėti. Čia vienas iš atsakymų irgi toj knygoj. Apie kaip atsirado kai kurių kristalų, ne kai kurių, o visų kristalų vardai ten paaiškinta, kaip atsiranda. Tai vienas iš būdų, tai pavyzdžiui, kaip amazonito kristalas, matot, širdelės amazonito ir Amazonės upė. Ir matot, kaip sutampa tas žalumas. Ir kažkas, kas atrado pirmasis, pavadino šitą kristalą amazonitu, nes buvo matęs Amazonės upės žalumą. Bet koks įdomus faktas, kristalas niekada nebuvo rastas šalia Amazonės ir tuose regionuose, kur yra ši upė, niekada. Jisai buvo rastas visai kituose regionuose, bet tas kažkas, vadinasi, buvo keliautojas ir va taip tas pavadinimas gimė. Tai čia tiesiog toks smagus irgi pažaidimas, kaip mus tyrinėjimai nuveda į labai įdomius atsakymus, į visus atsakymus, kurie mums patiems įdomus, nes tyrinėjimas yra ne kaip taisyklė, o kaip pajautimas, kur mane traukia. Na ir dabar ta visiškai kosminė dalis, kurią irgi labai noriu pasidalinti, tai kai kuo toliau irgi buvau su kristalais, buvau ir tam versle, ir tame pažinime, ir toj bendrystėj, pradėjo ateiti vėl per meditacijas tokia keista kaip vizija, kaip pajautimas, matymas, milžiniški kristalai. Iš pradžio jie buvo tokiam kaip šiltam krašte, kaip mieste, kur žmonės gali tiesiog liesti, tiesiog vaikščioti, grožėtis. Tai čia aš jau paišiau pati su dirbtiniu intelektu. Ta, ką mačiau, tiesiog labai norėjosi vėl kažkaip įmaterinti ir nupiešti. Ir tada pasiėmiau kaip miestą, tai čia man atrodo Dubajų gal pasiėmiau, ne, ta data yra tenai. Ir pasižiūrėjau, kaip tai iš tikrųjų atrodo. Ar sutampa tai, ką viduj ir vaizduose pradedu matyti, ar tai sutampa su tai, ką įmanoma nupiešti. Tai taip, būtent taip kažkas mano viduje tai atrodė. Dar kitas kažkoks variantas, kai žmonės eina parkuose ir tai kaip miesto puošmena. Čia specialiai paėmiau tokį, pati čia irgi su dirbtiniu intelektu nupiešiau tą tokį žmonių, specialiai tuos rūbus, kad tai būtų šiek tiek neįprasčiau, keiščiau, ne visiškai kaip mes gal įpratę, tokie, nežinau kaip čia vadinti, kosminiai, futuristiniai tie rūbai ir visa vizija. Nes jinai taip jautėsi kosmiškai iš pradžių, paskui papasakosiu, kas čia vyko toliau. Tada buvo vienas asmeninis klientės užsakymas. Galima pas mane ne tik pirkti svetainį, bet užsisakyti savo asmeniškai, kad aš surasčiau kristalų. Ir viena klientė pirko 2 citrino sferas ir 1 ametisto. Ir kai jos pagaliau aš jas atsiunčiau iš skirtingų tiekėjų, mes ten išsifotkinom, išsijautėm būtent kurios jai labiausiai patinka. Tai kai aš pasidariau tas nuotraukas, nuotraukos nėra tokios gražios, kaip gyvai laikai tą kristalą. Tai mane toks užliejo didžiulis džiaugsmas, kad aš tuo pasidalinau irgi su savo draugė juvelyrė Šarūnė Vaitkutė. Tom nuotraukom ir tada jinai man pradėjo į audio žinutę, tiesiog įrašė tokią
jinai nieko nežinodama, tiesiog man įrašė tokią kaip žinutę, sako, aš pamačiau tas nuotraukas, man, sako, pradėjo eit kažkokie vaizdiniai, sako, kaip meditacija, kaip vaizdiniai, kaip vizijos, aš, sako, matau, kad tu esi kažkokiam centre, ten dideli kristalai, erdvėjai. Na, jinai pradėjo pasakot kažką panašaus, kas jau man buvo atėję. Ir, na gerai, aš taip irgi įsiklausiau, okei, čia vėl toliau tarsi kviečia ta tema. Ir tada man, kas man tada labiausiai irgi norėjosi sukurti, tiek, kiek aš galiu šiai dienai, sakykime, materialiai sukurti, tai aš pabandžiau įsivaizduoti, jeigu tai būtų parkas kristalų, tokių vat milžiniškų kristalų parkas, kokia ten būtų augalija. Na ir irgi va, tiesiog noriu parodyti, ką aš įsivaizduoju, ką aš kaip žmogus įlieju į tą kūrybą, iš to jausmo sekdama, kokią aš jį jaučiu. Tai kad ta augalija tokia labai įvairi, bet ne super gal dekoratyviai paruošta, bet labiau tarsi taip idealiai gamtos sudėliota, kaip būna. Mes suprantam, kad tai yra sodinti augalai ir derinti vieni su kitais, bet va, ta augalija norėjosi įvairiausių augalų, įvairiausių, bet viskas, na čia truputį va, gali būti ir labiau dekoratyvu. Bet tiesiog norėjosi va tokio tarsi, kaip čia žiūrim, tai atrodo tarsi idealiai gamtos sudėliota, bet suprantam, ne, kad tai yra, čia yra viskas susodinta. Žmogaus kūryba įlieta. Ir kai šitos augalus va taip surinkau ir tiesiog pati savo pasižiūrėjau, pasigrožėjau, pajaučiau, koks tai galėtų būti parkas, va kokio dydžio ir kokio įvairumo, kas toliau atėjo, tada pabandžiau, o jeigu tie kristalai vis dėlto būtų mieste ir pavyzdžiui Lietuvoje Vilniuje. Ir aš pasiėmiau vėl su dirbtiniu intelektu tokį kaip Vilniaus tą vaizdus daugiau mažiau ir pasižiūrėjau, kaip ten atrodo. Aišku, suprantat, kad kristalai čia yra tokie įpiešti dekoratyviai. Taip, tai pradėjo ir pasitikrinau, kaip tai galėtų atrodyti mieste. Tie kristalai mieste, čia tokia jau kaip iškia labiau parkas ir tada aš kažkaip pajaučiau, kad ne, bet išsibandžiau tą viziją ir pajaučiau, kad ne. Ta kristalai turbūt ne Vilniui. Ir kas tada irgi jau vieną kartą rodžiau šitą prezentaciją irgi savo verslo grupėje, būties kūrybos mokykloje, turėjau įdėti dar šitą dalį, nes iš karto žmonės paklausė, o tai yra tokių didelių kristalų. Ir va vėl čia kaip mes jau visi tampam tais tyrinėtojais, kurie nieko per daug nežinom, bet jau domisi, tai tiesiog įdėjau irgi čia tokių visiškai iš interneto nuotraukų, kokių didelių realiai yra kristalų ir žmonės juos ar įsigyja, ar tiesiog kažkur fotkinasi, kur juos kažkas įsigys, nes matosi kristalai visokiuose angaruose. Tikrai ne, kaip sakyti, dar ne parodose ar ne kažkur gražiuose pastatuose. Gal va šitie kristalai, konkrečiai šita nuotrauka yra iš Australijos parko. Aš vienintelį tik žinau parką su dideliais kristalais Australijoje, tai va yra šitas parkas ir čia būtent toks perpjautas ametistas iš tenai. Čia tiesiog kai kurie dideli kristalai yra urvuose po žeme ir neaišku, ar žmogus iš ten juos kažkada trauks ar ne, labiau likę tokie dabar kaip vieta urvuose palankyti juos. Tai galima pasižiūrėti tą jų dydį irgi suvokti. Na ir čia jau matosi vėl ištraukti ir tokį gražuolį mielai savo sode pasistatyčiau. Suprantat, tik tai aišku, turbūt, kad tai irgi labai didelės kainos šitų kristalų, bet vėl, kai norisi, tai viskas yra įmanoma. Čia kažkoks akmuo, mineralas, čia kažkokia kaip mineralų tokia jau išimtos plokštės iš viso ištraukta. Ir sferos, aišku, padaro ir sferas iš didelių luitų ir didelės tas sferas padaro.
Dar vienas kvarcas. Aha, dar vienas čia toksai kaip skulptūra truputį formuota, kaip ne, čia liktai kaip ranka, bet toksai pusiau kaip skulptūra formuota. Ametistas perpjautas. Milžiniškas ametisto geodas. Dar ametistas. Ir vėl norisi paklausti, ką jaučiat. Tiesiog čia dar ne viskas, bet jau labai artėjom iki pabaigos. Tiesiog pasitikrinam kiekvienas, ką jaučiam, ką galvojam, ką kuriam, kai jaučiam ir galvojam, kažką kuriam. Taip, pasižiūrim, ką. Ir kas vyko toliau. Toliau man vėl kaip žmogui, kiek tai yra susijęs su kosminiam sąmonėm, kiek su manim, mano kūryba, aš jau taip tiksliai ir nebeatskirsiu. Nes kai pradėjau gilintis į šitą kristalų parko arba miestuose didelių kristalų temą, man staiga gimė irgi toksai dar vienas žemiškesnis variantas, kai aš pagalvojau, gerai, o kaip tai būtų galima įgyvendinti kažkaip, gal, sakykime, ir finansiškai mažiau mokant finansų už tuos milžiniškus didelius kristalus, bet ir tuo pačiu taip pat įspūdingai, taip pat didingai, taip pat kaip per parko tokio išraiškoj. Ir aš tada supratau, kad juk labai įdomus dalykas yra sujungti skulptūrą su kristalu. Žmogus kaip kūrėjas sujungia per kūrybą, sukuria skulptūrą ir ten gali būti integruoti kristalai, mažesni, tačiau jie, kai skulptūra apjungta su kristalu vėl, tai tampa toksai bendras kūrinys ir jisai gali būti pakankamai didelis, didingas, matomas, įspūdingas. Tai tada vėl pasiėmiau dirbtinį intelektą ir pradėjau kurti toliau. Tai čia jau tos skulptūros būtent tokios, kokias aš jas įsivaizduoju, sukurtos, būtent toks akmuo, toks nugludinimas. Ir kaip galėtų būti integruoti kristalai, tai ir prie kiekvieno rasit užrašiuką, ką man tai reiškia, kokį aš duočiau pavadinimą. Tai šita skulptūra man absoliučiai apie draugystę, kaip žmogus taip myli, kaip geriausią draugą savo kristalą. Ir jisai ir jaučia, ir tarp jų vyksta tie jausmai, ta kažkokia tarpusavio dalinimasis vėl nuotaika, informacija, energijom, vibracijom ir žmogus čia šitoj skulptūroj būtent išreiškia per visą savo judesį, bet kokia ta nuoširdi ta meilė yra. Tai toliau šitą pavadinau turtas, bet čia tas turtas tokia pačia gražiausia prasme, kai būna mums kažkas labai brangu ir mes tai vadinam turtu. Pavyzdžiui, kai būna filmuose, ten kokie nors jau taip nori pažiūrėti, kas tam seife, ten galvoja, kad ten brangiausi dalykai, o ten, pavyzdžiui, seife kokios šeimos nuotraukos saugojamos, nes tai tam žmogui yra didžiausias turtas, ten tas prisiminimas. Vokiečiai turi tokį gražų pasakymą, čia kas nežino, aš gyvenu Vokietijoje, tai žinau, jie labai dažnai savo mylimus žmonės arba vaikus savo vadina mein Schatz, tai kaip verstusi mano lobį, mano lobį, jie taip sako savo mylimiems žmonėms, tai čia tas lobis žmogaus rankose. Tada labai norėjosi pajausti, kaip galėtų atrodyti skulptūra ramybė ir taip jinai tokia gimė. Tada norėjosi ir kažko gyvesnio, žmogiškesnio, žemiškesnio. Tai aš pagalvojau, kaip galėtų atrodyti emocijos, kai daug skulptūrų, kaip kristalai, va čia matot, galvos yra skirtingų kristalų rūšis ir kiekvienas kristalas ir jūs gavo tą žinutę, jisai neša tą truputį kitokią informaciją. Tai ir tas žmogus ir juda su ta kristalo galva šiek tiek kitaip, šiek tiek apie kažką kito, apie kažką savito. Tada atėjo tokia skulptūra išmintis, tai mane jinai
man jinai nustebino tuo, kad išmintis iš tikrųjų yra labai graži. Tai ne tik išmintis apie pačią išmintį, bet ir apie didžiulį grožį. Kas visiškai, išmintis yra labai graži. jeigu tikrai įsigilinant į šitą, nežinau, čia kaip vertybė, duotybė, savybė, kas ta išmintis, kaip ją pavadinti. Tada norėjosi išreikšti gausą, kad tai būtų kažkokia didelė, išsiplėtusi skulptūra, tarp kurios galima vaikščioti, viską apžiūrinėti, kad jinai būtų irgi tokia daugiamatė, iš įvairių pusių, iš įvairių rakursų, įvairių kampų. Tai tada pavyko toksai variantas. Kūrinyje, taip irgi pradėjau galvoti, kaip atrodytų visa kūrinyje, jeigu mes ją sujungiam irgi su kristalais ir su kažkokia žmogaus išraiška. Darbas, čia gal irgi kažkam tai yra kaip sunkesnis žodis, bet man tai darbas tai yra kažkoks labai gražus, malonus procesas, tai yra susitelkimas visų pirma ir didelis grožis. Tai va šitas, jeigu pasižiūrėti į skulptūrą, kaip jin atrodo, tai man taip ir atrodo, kad čia visi yra susitelkę, nes jie stovi vienodais tarpais, tarsi vienodai stovi, ne kažkuris ten sėdi ar makaluojasi, bet jie visi susitelkę, tarsi atsisukę į tą sferą ir tas jų spalvos duoda tokį grožį, nes man darbas visą laiką yra apie tai, apie grožį ir susitelkimą. Atėjo noras ir pažaist, paišdykauti, drakonai, kiaušiniai, vaikystė. Tada pagalvojau, kaip galėtų atrodyti visata įamžinta. Tai aš norėjau daug didesnį akmenį. Aš norėjau padaryti tokį kaip puntuko dydžio akmenį ir pilną visatos kūnų, kristalų, tačiau niekaip nepavyko su dirbtiniu intelektu susitart, kad jis man pieštų didelį akmenį. tai čia geriausia, kas pavyko. Čia tiesiog pora irgi pagalvojau, kad tos kristalo formos širdelės yra be galo toks šiltas ir gražus visą laiką vaizdinys ir noras su juo susilieti, liesti ir pagalvojau, kad pora vis dėlto labiausiai atspindi tą rožinio kvarco nuotaiką ir vibraciją. Ir čia jau grinai techniškai pradėjau mąstyti, o kaip dar galima integruoti kristalus ir supratau, kad tai gali būti toks plokštuminis dėliojimas plokštelėmis skirtingų atspalvių. Ir gimė skulptūra patirtis, tai toksai banginis su būtent savo paviršiumi išdėliotų kristalų plokštelėmis. Ir toliau šitas dalykas tęsiasi, nebuvo visiškai nutrūkęs, nes aš tiesiog stebiu, kas čia per kelionę, kas čia per tą mano ateivio kelionę tame kristalų tyrimų centre. Ir gimė sala. O kaip jinai gimė, tai žinokit, buvo taip, kad aš dalyvavau visai nesenai, dabar tą savaitgalį, kuris ką tik buvo Lietuvoj stovykloj mamų ir dukrų. Ir ten buvo viskas apie ryšį, aš su savo 2 vyresnėm dukrom dalyvavau ir ten buvo viskas apie ryšį, apie tą moterišką draugystę, apie mamas dukras. Ir paskutinę dieną, paskutinį užsiėmimą mumis įvedė į meditaciją. Ir meditacijoje pradėjo vesti, užsimerkusios, aišku, ir pradėjo vesti tai, kad mes pagaliau atkeliaujame į kažkokią savo salą. Ir tai yra mūsų sala. Ir kokia jinai yra. Ir tada pradėti tiesiog matyti, užfiksuoti, patyrinėti, kokia ta mūsų sala. Ir man, aišku, sala buvo tai ta mano sala su kristalais, su kristalų skulptūrom, su daug žmonių, su tokiais kaip sakyti, resortais, spa, tokia gal čia netinka žodis visuomeniška, tokia atvira visuomeniai, žmonijai, kaip kažkokia graži dovana, kuri sukurta žmonijai,
pabūti saloj, kur yra milžiniškas kristalų parkas ir tuo pačiu yra ir kur apsistoti, ir viešbutis, ir spa, ir resortas, ir panašus dalykai. Man tokia buvo ta mano sala, kurią aš pradėjau matyti toj vizijoje. Ir mums paskui dar ją paprašė ir nupiešti, tai aš savo piešinio neturiu, neišsaugojau jo, nenusifotkinau, bet aš su dirbtiniu intelektu nupiešiau labai panašų, ką man pavyko nupiešti tada, nes tiesiog, kadangi tai buvo užfiksuota būtent mano pačios mėlynų markerių, mėlynų pieštukų, kaip aš piešiau, tai paskui aš tą pabandžiau atkurti su dirbtiniu intelektu, tai gavosi kažkas labai panašaus. Kai pamatė dukrytės, tai sakė, o mama, kaip tau čia panašiai gavosi. Tai čia bet kelis tokius įdomesnius variantus. Tai sakyčiau, šitoj mano kelioniai, toj tyrimų stotyje gimė tai, kad tai yra sala. Ir man tai atrodo nuostabi idėja. Jeigu vis dėlto toksai parkas, kristalų būtų saloj, į kurią galima tiesiog kiekvienam atvykti pagal savo ir finansinius pajėgumus, nežinau, jų galima tik atvykti ir išvykti, galima apsistoti tenai, sakykime, 3 žvaigždučių viešbutyje, galima 4, 5, kaip jau kam norisi. Ir tiesiog būti toj saloj, kiek žmogus yra suplanavęs, ten gal vyktų irgi kažkokie ir renginiai, dar nežinau. Čia šitoj kūryboje dar gal kažkas ir skleisis. Tai pereinam per eskizus ir ką. Ir ačiū, žinokit. Norisi paklausti, ką jaučiam, vėl pastebėkit, ką mąstom, ką jaučiam. Ar tai tinka, tą, ką kūrėm dabar mintim, jausmais, ar tai irgi tinka jums kaip kūrybos elementas, ar gal reikia kažką perkeisti. Žiūrim, čia dar aš tiesiog įsidėjau vieną iš savo nuotraukų. Dažnai kristalus fotkinu su pirštinėm, nes kad jų neapčiupinėčiau, nes jie būna labai poliruotų paviršių ir tada matosi tie pirštų antspaudukai. Ir čia dar įrašiau savo puslapį, jeigu norėtų kas nors kažkada užsukti į tą daugiamatį pavadinimą Pure Crystal Discovery. Ir žinokit tiek, tai tuoj dar išsijungsiu kamerą. Ir dabar, jeigu kažkas nori tiesiog pasidalinti, tai kažkuo, tai galit pasidalinti, pasisakyti, man būtų labai įdomu, jeigu tiesiog norit išeiti su viskuo, tai absoliučiai visiška laisvė, kūrybinė laisvė. Aš, jeigu galima, noriu pasidalinti. Taip, ačiū labai už pristatymą. Jurga, man tai labai daug minčių kilo, ta prasme, ir daug naujų dalykų nuo to, kad kristalas yra kaip fraktalas, ta prasme, sudarytas iš tokių mažų dalykų, iki to, kad jisai yra labai labai senas darinys ir jisai yra žemės kūrybos vaisius, kaip po toks, ar ne, ta prasme, kad pati žemė kuria tuos kristalus ir mes juos galim pačiupinėti, iki to, kad verslas turi sąmonę ir pačios tas pasidalinimas, kaip jūs su Lilė dirbat, kad atliepti tą verslo sąmonę ir kaip ją išskleisti. Ir iki to, kad kokie iš akmenukų, iš tų kristalų, kokios man dabar žinutės jos ateina ir tų miestų vizijos, kažkaip labai 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 daug minčių sukelia ir toks tikrai pagalvojau su tokia ramybė, tas pasakojimas pačios ir jisai per tą tyrėjo tokią poziciją, nes man vakar irgi aš tokią praktiką dariau ir irgi tarsi gavau žinutę, kad turėčiau patyrinėti, ta prasme, irgi kaip kažkokioje laboratorijoje, kaip kažkur patyrinėti ten, teorijas tokias. Ir šiandien prisijungiu ir pati pasakoju, tarsi būtum tyrėja, kuri ateina į tą kristalų stotį ir tyria ir galvoju, čia puikiausias pavyzdys, kaip tą daryti. Ir sakau, man tai labai labai daug tokių dalykų, kuriuos išsinešu, tai labai labai ačiū.
Ačiū labai. Labai ačiū, kad daliniesi ir džiaugiuosi, kad tiek visko pra- prasiskleidė. Mhm. Ačiū, Jurga. Iš tiesų, pirmą kartą tavo kažkokiam tai tokiam pasidalinime, šiaip seku apie tuos kristalus Facebook'e ir šiek tiek domiuosi. Iš tiesų, man tai sprogdino protą. Ta prasme, protas vis sako, kokia čia nesąmonė, dar paklausytų koks nors vyras, tai sakytų, tai čia iš viso bobus vaikimai kažkokie. Tai koks čia verslas gali būti be verslo plano, be kažkokių tai ten paruoštų investicijų, tam suplanuota, nu, aš nežinau, gal tu tą darai, bet iš tavo pasakojimo tai suprantu, kad viskas eina, nu, tėkmėj tiesiog. Taip, ir atsiranda visos investicijos, čia tos dalies net nepasakoju, bet viskas atsiranda, taip. Taip, tiesiog pasitikėti to vedimu ir va tas sujungimas su verslo sąmonė ir fantastika iš viso. O jeigu kalbant apie bendrą kūrybą, tai mane labai labai domina tie, kadangi šiuo metu irgi šiek tiek mokausi želdinimo, o šiaip dirbu su augalais, tai man va tas jungimas kristalų su augalais, su ta natūraliom gamtiniam buveinėm, nu, fantastika iš tiesų. Iš tiesų net ir meditacijose kartais ateina šitie dalykai, tai manau, kad čia tikrai daug bendra kūrybos yra. Ir labai ačiū. Labai ačiū, labai džiaugiuosi, super. Aš irgi norėčiau trumpai pasidalinti. Aš visai ne per seniausiai, gal keletą mėnesių atgal buvau užsisakius pas tave šitos kristaliukus, tokius draugus. Atsimenu, aš kiekvieną savo kristalą atsimenu, čia tai iš vis fenomenas. Tas buvo, kur su tokia vaivorykšte. Nu, žodžiu, mes labai gerai sugyvenime. Aš dar vis nebuvau apsisprendusi parašyti, bet taip atgas, kad dabar išėjo pasidalinti gyvai. Ir iš tiesų man tai labai kas rezonuoja. Negalvoju niekad apie verslą. Kažkaip man jie nesisėjo, verslas kažkas atrodo praktiška, o kristalas atrodo kažkas tai man, žinai, draugystė pagrindė atspindė. Bet šitą turėčiau pasikonsultuoti, nes aš dažniausiai su jais miegu. Aš su jais miegu kaip su kokiais pliušiniais žaisliukais. Apsikabinu vieną, apsikabinu kitą, užmiegu, naktį pasitikrinu, susigraibau lovai, vėl susirenku ir vėl draugauju ir miegu. Ir aš iš tiesų turėjau kažkokių tai, nu, ne kažkokių tai, bet aš turėjau konkrečių sutrikimų biškelį, su trachėja ir panašiai. Ir man buvo pasitakę vieną naktį, kad aš prabudau rankose su jais. Ir paskui man kažkoks atėjo toks susijungimas, nu, šviesų toks bliksėjimas. Ir būtent toje vietoje, kur pas mes buvo problema su trachėja. Ir aš mačiau, kad ten kažkokios tai šviesos junginės, bet jaučiau būtent kristalo energiją. Tai man tai labai tas gydymas atėjo iš mano draugystės su kristalais. Jo, bet aš kažkaip rečiau medituoju. Galbūt reiktų pamedituoti verslo atžvilgių, kaip patarai šiandieną, tai man labai surezonavo. Ir kažkaip praktiškiau gal pasižiūrėti juos į kasdienybę jungti. Ačiū, Jurga, labai daug. Ačiū tau labai. Tai čia žinokit, nu koks jūs esat tas tyrinėtojas, kaip už tai užsiminiau, kad jeigu ateinat įstoti tyrimų ir čia aš pasakiau, kad man bus įdomu tyrinėti per verslą, kristalus irgi, o jūs gal visai dar irgi kitos srities tyrinėtojas, gal per sveikatą, per gydymą, čia jau gali būti labai daug visokiausių sričių, bet aišku, jeigu traukia irgi verslas, tai visiškai tik tai skatinu. Tai man buvo vienas patyrimas, kad rankoje ir būtent irgi šitos formos, būtent kalnų krištolas ir tokios nusmailintais tais galais ta forma, tai man pradėjo vibruoti rankoje ir aš tiesiog negaliu patikėti, aš jaučiu rankoje didžiulį pulsavimą ir vibravimą. Nu gerai, aš taip fiziškai pradedu stebėti, aš suprantu, tai kažkaip mano delnas, jisai jaučia vėl, tai ne pats kristalas juk neįsiplečia ir ne, bet tas jausmas, kad atrodo, tiesiog vibruoja kristalas rankoje ir irgi šitas patyrimas toks, nesureikšminau, aš tiesiog meditavau toliau, jisai ten ėjo, praėjo. Ir aš jį užmiršau, bet paskui viena klientė irgi pasakė, kad sako, su tavo, jinai pirko visai ką kitą, tai buvo tokia didelė svajingojo ametisto širdis.
Ir jinai sako, žinok, man vibravo rankoje, kai meditavau, tai tada irgi sakau, žinok, man irgi. Tai ir irgi niekur nesidalinau, bet dabar kažkaip jaučiu norą pasakyti, aš visus kristalus, kuriuos kai pajaučiu, kad jie galėtų atkeliauti pas mane, aš juos energetiškai atkeliavusius nuvalau ir tada sujungiu su kuo aukštesnė vibracija, kiek aš sugebu juos pakelti, tai aš sujungiu su kūrėjų, su absoliutu ir tiesiog paprašau, kad įkrautų tai, ką jie žino, ko reikia. Kaip sakyti, ne pati čia kažką įkrovinėjau, bet tiesiog paprašau, kad įkrautų ir taip, kiek įmanoma, sutvarkau tas energijas, kas ten buvo gal kelionės metu, gal ten dar kažkokių buvo kitų dalykų įsirašę, tai palieku kūrėjų ir absoliutui. Aš dar noriu irgi pasakyti, tai kai Laura parodė, tai aš iškart čia apsidairiau ir irgi noriu parodyti. Ir kad labai tau, čia yra archangelas iš Florito ir tokia lotoso formos žvakidė. Čia Jurga man šitos surado ir kad tavo labai labai stipri ta yra linija tų, kaip nežinau, kaip ten VIP ir išskirtinių dalykų, kur šita Florito archangelo, tai aš pamačiau pas Jurgą, kai jinai parodė, kokių dar būna įdomių dalykų ir man atrodo, kad čia yra toks neapriepiamas, kur kartais net negali nei sugalvoti, ko galėtum norėti, kas iš tų kristalų gimsta ir man va čia šitas dar formos jų, tai yra kažkas, va čia tas daugiamatiškumas, tai čia neapriepiamo pločio, tada ir pati forma tai ir tas kristalas ir o šita, tai prisimenu jau ilgą laiką man lotosas, iš visur lotosas ir aš tokį skaidrų mačiau ir, neįsivaizdau net konkrečiai ir kai tu ten visokius pavyzdžius irgi, net atrodo, mes nesusitariam kažkokią brėžinę ir tu neužsakai, o ten gaunasi per žmonės, per tą širdis praėjus ir paskui jau į tokį daiktą materializuojas, tai labai šitas man įdomus tavo irgi procesas. Tai ačiū tau. Ačiū tau, Šarūnė. Taip, aš darau tokį, kad tiesiog jeigu žmogus nori kristalo, bet nežino ko ir nori kažkokio savo asmeninio, tai tada mes einam tokią kelionę, kol surandam tiek per meditacijas, tiek fiziškai, kas tikrai jam tinka, patinka ir galim tada pirkti ir parsisiųsti. Gal kažkas nori apie žinutės kažką papasakoti? Ar tos žinutės rezonavo? Kad niekas nepasako, aš papasakos, labai labai rezonavo. Man taip iš karto 1 ir 17 buvo ir jos taip tik, aš čia dar nusifotkinau, man toks buvo užklausa žinutę gauti kaip mano, kaip moters kelias į partnerystę, kokia nors, kokį man dar tokį, kaip čia palinkėjimo, kažkokią žinią pasiūstų ir man taip gražu buvo tas amazonitas, kuris pusiausvyros ir ramybės kristalas, kuris padeda nuoširdžiai išreikšti jausmus ir tada vidinis stabilumas, tai irgi taip gražiai, o tas kalnų krištolas tai apie aiškumą, energijos balansą, tai fainai taip, kai taip suskamba ir atrodo kaip visiškai, tą užklausimą. Prieš tai, kai tu parodėjai tą ratą, aš jau kitą išsirinkau tą rožinę širdį ir paskui po tos trumpos tokios meditacijos atsimerkiau ir tada visai kiti atėjo. Taip, ačiū labai, Šarūnė, irgi su šituo ratu irgi labai įdomiai veikia, kaip aš sukūriau asmeniškai šitą ratą, pagal spalvas ir tada tas rūšis parinkau ir tada asmeniškai dar tą žaidimą sugalvojau tokį. Tai tas žaidimas tikrai labai veikia įdomiai, nes tikrai žmonės ir sako, aš tai žiūriu ir galvoju, tai aišku visi pasirinks tą raudoną, tai jis man toks labiausiai matomas ir čia visiems aišku, kad labiausiai matomas ir paskui grupėje visi renkasi visai kažką kitą, kažkas žalia, kažkas iš vis skaidrų, net nematė, čia dar yra ir raudonas, net nemačiau, tai ant kiek net vizualiai, net per atstumą galima pajusti, kuris tave labiausiai traukia, o jau gyvai, jeigu matai tą ratą, tai iš viso
mūsų, nu, tiesiog atrodo, delnas jau taip ir niešti, paimti būtent tą, kuris savo tą vibraciją vat, kažkaip tave nori praturtinti, papildyti, gal praplėsti. Taip, tas žaidimas mane pačią stebina kiekvieną kartą, ant kiek būna pas žmonės gražus sutapimai su tuo, kas pas juos vyksta iš tikrųjų. Labas vakaras. Labas. Nežinau, ar jūs gerai. Aš dar norėjau irgi pastebėti tokį dalyką, ačiū gražų vakarą, žinoma. Pašarūnę pamačiau tą lotosą ir galvoju, o Dieve, koks gražus. Kažkaip nedrįsau paklausti, iš kur jinai jį gavo. Ir vakar sėdžiu, googlinu, rožinis lotosas, kur man tokį gauti. Tai Jurga, gal jūs prasiplėskite asortimentą ir kad pamatyt va tokių darbų, kurios būtų galima įsigyti iš tiesų tokių unikalių, gražių, tai čia aš manau, kad ne man vienai būtų aktualu. Taip, tai dabar šiuo metu kaip tik atnaujinu svetainę, tai tikiuosi, kad ją galėsiu ir praplėsti. Aš nesu tokia labai didelė verslininkė, aš turiu tik kelias valandas per dieną, nes dar mažą dukrytę auginu, tai va tiek, kiek spėju tiek. Tai dažniausiai sakau, jeigu norit kažko asmeniškai, drąsiai man rašykit ir man tai labai patinka. Šitas procesas, jis niekaip manęs neapsunkina, tik tai džiugina, o jeigu jau žiūrėti į asortimentą, na, tai dažniausiai nespėju jo užpildyti. Nes kažką jau turiu, dar nespėjau įdėti, tada parašo, tai ką, kokias nors draugės jau pažįstamos, tai ką įdomaus turi šiuo metu, parodau, oi tikrai norėčiau. Na ir taip iki svetainės ir nenukeliavo tas. Tai tikrai bandysiu šitą vietą pildyti labiau, o drąsiai man rašykite į Messengerį asmeninės žinutės arba mano svetainė turi irgi chatą, tai aš visą laiką atsakau. Noriu lotoso. Gerai, tai tada aš parašyk man, kad bet turbūt Šarūnė man pasakys, Rasa, kuri čia Rasa, kad žinočiau, kur parašyti. Pabazo ilgai. Supratau, dabar jau prisimenu. Gerai, tai tada tikrai žinosiu, kur parašyti. Kur tu mumis suvedėjai. Taip, tai man pasakė vieną žodį topazas, tai jau viskas aišku. Aš tą savo kristalus net kartais atpažįstu, kai kažkas nufotkina ir iš vis nieko netagina, nedaro, žiūriu, čia mano kristalas. Ir tada pradedu žiūrėti, nu taip, taigi čia va iš manęs ir pirko mano klientė. Tai kažkokia, kitur neturiu geros atminties, o kristaluose savo, tai fenomenali. Na ir dar kažkas norėtų kažką pasidalinti, absoliučiai viską, kas manot, kad tinka prie šio vakaro. Jeigu ne, tai tikrai begalinis jums ačiū, kad susirinkot, kad buvot kartu, kad kūrėt kartu ir ką. Nežinau, ar bus kitų susitikimų. Nežinau, nes šitas labai tiesiog buvo toks kvietimas didelis irgi būtent iš to meditacijų, kad būtent tai man surengti. Žiūrėsim, ar toliau tai norės vykti. O visada galite su manim susitikti Facebook'e. Tai mano Facebook'as yra Jurga Nadin Luko. Messenger'ą rašyti. Arba mano svetainėje purecrystaldiscovery.com. Dar čia žiūriu, ką dėkoju labai už šiltą, šviesus, įkvepiantį susitikimas. Ačiū Jurga už sukurtą atvirą ir šiltą erdvę, kupiną laisvumo, žaismingumo, kristalų ir tavo draugystės istoriją, įkvepiantį kūrybai, daugiamatiniai. Taip, ačiū. Dėkoju už vakarą. Dėkoju, labai šiltas visus įkvepiantis susitikimas, labai ačiū, vau, čia turbūt gal kažkurioje vietoje konkrečioj buvo. Ačiū, buvo labai įdomu, labai ačiū, labai geras, pozityvus patyrimas. Ačiū už susitikimą, jaučiu pakylėtumą, pažadino manyje laisvę, drąsą ir kūrybiškumą. Mažylė 3 metų, pamačiusi kristalų foto, pajautė norą turėti kristaliukų rinkinį. Tai puiku, parašykit man, išrinksim viską asmeniškai, nebūtina tik tai į svetainę eiti. Ačiū, buvo labai įdomu ir kupina įkvėpimo, toks jausmas, kad
kokios durys naujam kūrybos suvokimui atsivėrė, tarsi nieko nenutiko. Bet taip smagu, tokia emocija gera, eisiu svajoti. Super. Taip, labai ir man panašiai. Ačiū, nuostabu, labai įdomu, motyvuoja kurti, neriboti svajonių ir fantazijos. Ačiū, puiku, tyra, didinga. Dėkoju, Jurga, labai įdomu, bet lėkiu, čia jau paskrolinau iki pačių, kurie dar išėjo truputį anksčiau. Dėkoju, Jurga, labai gera buvo dalyvauti šiame susitikime, labai artima, įdomi tema. Dėkoju už kristalinį vakarą, nuoširdžiai ačiū, dėkoju už vakarą. Norisi viską perskaityti, nes tai irgi yra, suprantat, bendra kūryba. Jeigu aš išjungsiu video, nebeliks šitų užrašų, tai va, tai labai ačiū, kad kuriat irgi tokiais gražiais įkvepiančiais žodžiais. Ir matau, kad jau dabar viską perskaičiau, tai tada gražaus jums savaitgalio ir iki.